Sveiki, šiandienos tema yra reiškiniai ir pakalbėkime apie tai, kaip pasitikrinti išsprendus e, su reiškiniu susijusią užduotį. Tai turime užduotį, kuri sako suprastinkite reiškinį. Tai atlikime pradžioje šitą užduotį ir tada papasakosiu, kaip reiktų pasitikrinti. Tai mes turime reiškinį, kuriame yra skliausteliai. Tai pradžiai reikėtų atsikratyti skliaustelių. Kaip tai padaryti? Jeigu mes turime skaičių prieš skliaustelius, tai reiškia, kad aš turiu kiekvieną narį esantį skliausteliuose padauginti iš to skaičiaus, kuris yra prieš skliaustelius. Tai mes turime dviejus skliaustelius šitame reiškinyje, tai 2 kartus ir atliksim tą veiksmą. Taigi pradėkime. Pradedu. Pradžiai galiu užsirašyti veiksmus, tai bus 12 kart 2 plus 12 kart minus 3a. Dabar kodėl tokie ženklai? Tai plus 12 yra dėl to, kad 12 yra teigiamas, nes čia nėra minuso. Taip pat nėra ir pliuso, bet jeigu nėra pliuso, tai mes žinome, kad tai yra pliusas, tiesiog jisai yra neparašytas. O minus 3a įdėjau į skliaustelius, nes štai čia yra minus 3a skliausteliuose. Aš matau, kad prieš 3a stovi minusas. Judame toliau, dedu pliusą. Toliau reiškinyje turime 35a, su juo kol kas niekas nevyksta, tai aš jį nurašau. Einame prie kitų skliaustelių. Tai minus 9 kart a minus 9 kart 1. Minusas prieš devynetą yra todėl, kad sąlygoje prieš devynetą yra minusas, tai reiškia jis yra neigiamas, dėl to jisai tas ženklas ir tęsiasi. Užsirašėme dabar veiksmus, galime apskaičiuoti. Taigi skaičiuoju, 12 kart 2 yra 24. Toliau, turiu plus 12 kart minus 3a, tai teigiamas iš neigiamo yra neigiamas, apsisprendžiu dėl ženklo ir tada žiūriu į skaičius. 12 kart 3 yra 36, o a raidelę priklijuoju šalia. Toliau turim plus 35a, su juo niekas nevyksta, jisai kol kas ir tempiasi. Minus 9 kart a yra minus 9a, o minus 9 kart 1 yra minus 9. Judame toliau. Galime pasibraukti panašiuosius narius, pasiimsiu kitą spalvą. Panašieji nariai yra tokie nariai, kurie turi tą patį dauginamąjį. Tai pradžiai pasibraukime paprastus skaičius, kurie neturi jokios raidelės. Tai turim 24 ir turim minus 9. Labai rekomenduoju pasibraukti kartu su ženklu, tada nieko nepamesime. Tai 24 minus 9 yra 15. Toliau pasibrauksiu kitus panašiuosius narius, tai turiu minus 36a, plus 35a ir minus 9a. Apskaičiuokime. Tai minus 36 plus 35 yra minus 1, o minus 1 minus 9 yra minus 10. A raidelės nepametu. Ir štai suprastiname reiškinį, sutraukime panašiuosius narius ir čia yra atsakymas. Dabar pakalbėkime, kaip pasitikrinti, ar aš gerai išsprendžiau. Tai pasitikrinti, ar aš gerai išsprendžiau, yra toks vienas būdas vietoj a raidelės įsistatyti kokį nors skaičių. Tai pradžioje nusirašysiu sąlygą, kurią turėjom pradžioje. Štai sąlyga nurašyta. Ir dabar vietoj a raidelės aš įsistatysiu skaičių, kurį sugalvosiu dabar. Tai galiu įsistatyti bet kokį skaičių, nepatariu įsistatyti 0 ir vieneto. Tai tarkim, įsistatysiu vietoj a raidelės, įsistatysiu skaičių 2. Kaip tai vyksta? Tai tiesiog dabar vietoj kiekvienos a raidelės aš įsistatysiu skaičių 2. Tiesiog įrašysiu, tai rašysiu nebe a raidelę, o skaičių dvejetą. Kaip dar lengviau būtų suprasti šitą veiksmą, tai įsivaizduokim, kad mes dirbame su kompiuteriu,
Excel programoje arba Word programoje ir mums reikia pakeisti kablelius į taškelius. Tai tada aš spausčiau Ctrl H ir man atsidarytų toksai langelis ir aš tiesiog sakyčiau, kad iš taškelių pakeisk į kablelius. Tai mes dabar darysim visiškai tą patį. Aš mintise galvoju, kad aš spaudžiu Ctrl H ir vietoj A raidelės sakau, kad įrašyk dvejetą. Tai tą ir padarykime. Pratęsiu lygybę. Tai dabar nusirašau viską ir vietoj A raidelės įsistatysiu dvejetą. Įsistačiau ir dabar apskaičiuokime, ką mes gaunam. Taip, tai 12 kol kas palieku, apskaičiuokime skliausteliuose. Skliausteliuose turim 2 minus 3 kart 2. Tai 3 kart 2 yra 6, 2 minus 6 yra minus 4, plus 35 kart 2 yra 70, minus 9, 2 plus 1 yra 3. Pradžioje apsiskaičiavau skliausteliuose esančius skaičius, dabar galiu dar kartą apskaičiuoti. 12 kart minus 4 yra minus 48, plus 70, minus 9 kart 3 yra minus 27. Apskaičiuokime čia. Ir gavau minus 5. Tai pirmas žingsnis buvo įsistatyti vietoj raidelės skaičių į pradinę sąlygą. Dabar kitas žingsnis, čia pažymėsiu vienetą. Kitas žingsnis yra, čia viskas aišku turėtų būti žemyn, bet man trūksta vietos. Tai kitas žingsnis yra įsistatyti į gautą atsakymą. Tai mes turim 15 minus 10a, aš tokį atsakymą gavau. Ir dabar čia vietoj A raidelės aš irgi įsistatysiu dvejetą. Tai vėl mintise spaudžiu Ctrl H ir vietoj A raidelės įsistatau dvejetą, užkeičiu tiesiog. Ir apskaičiuokime čia, bus 15 minus 20, o 15 minus 20 aš žinau, kad taip pat yra minus 5. Tai jeigu šitie gauti skaičiai, kai aš A raidelę įsistačiau į pradinę sąlygą ir A raidelę įsistačiau į gautą atsakymą, jeigu aš abiejose vietose gaunu tą patį skaičių, reiškia, kad aš tą reiškinį suprastinau, išsprendžiau teisingai. Jeigu mes būtumėm gavę skirtingus skaičius, tarkim, pradiniai sąlygau gavau minus 5, o čia gavau, tarkim, 35, tai būčiau ieškojus tada klaidos, kur galbūt kokį ženklą supainiojau ar kažką tai praleidau. Tai šiandien tiek. Ačiū už jūsų dėmesį. Susimatome kitoje pamokoje.